Jūsų mąstymas yra jaunatviškas, greitas ir turėjo galimybę susipažinti su savivaldybės darbu, su vykdomais projektais. Kas spėjot nuveikti ir kas artimiausiu metu dar nusimato? Taip, iš tikrųjų, mano vadovavimo laikas nėra labai didelis laiko tarpas, per kurį būtų galima nuveikti labai daug darbų. Bet, kaip sakote, reaguoju greitai ir stengiuosi dirbti greitai, tai to pačio reikalauju ir iš savo komandos. Per tą laiką, per tos 10 mėnesių, tikrai rajone mes nuveikėme nemažai darbų. Pabaigėme ir tęsėme pradėtus darbus, įgyvendinome naujus. Ypatingai, pavyzdžiui, greitai atidarėme naujas grupės Lentvaryje, išsprendėme vaikų darželio problemas, tas, kas buvo tikrai įsisenėjęs ir senas klausimas. Baigėme renovuoti gatves, atidarėme Trakų kultūros ir amatų centrą Trakuose. Iš tikrųjų, projektų pabaiga yra gana sudėtinga, bet reikia dirbti greitai ir stengiantis galima padaryti daug darbų. Dabar, kiek girdėjau, nusimato didžiausias dėmesys gatvių rekonstrukcijoms Trakuose. Taip, iš tikrųjų, visai neseniai diskutavome su kelių direkcijoje ir apsitarėme, pasidalinome darbus ir bus vis labai greitai pradėta rekonstrukcija Vilniaus, Gedimino ir Aukštadvarių gatvės. Šios gatvės yra pagrindinės Trakuose ir iš tikrųjų pagal jas susidaro vaizdas apie pačius Trakus. Šiandien dieną jos atrodo nekaip, iš tikrųjų nepuošiai važiuojant Trakų ir labai tikiuosi, kad greitų metų bus pradėti darbai ir tos gatvės papuoš mūsų Trakus. Na, Lentvario projektai. Mažiausiai į Lentvarį bus investuojami 5 milijonai eurų. Bet kadangi Lentvaris pripažintas tikslinė teritorija, tai ir kitos ministerijos dės didesnės pastangas, atkreips didesnį dėmesį į šią teritoriją. Ir bus daromi ir kultūros centras, ir paplūdimys, ir parkas, ir takai tvarkomi. Ir iš tikrųjų greičiausiai pradėsime tvarkyti kultūros rūmus, to ko Lentvaris labai seniai laukia, nes šiandien dienai Lentvaris yra didžiausias mūsų miestas, o jisai neturi savo kultūros rūmų, neturi koncertų salės. Tai šitas projektas jau turėtų pajudėti dar šiais metais. Na, o Pervaža juda kažkiek. Pervaža taip, yra šiandien dienai gautos jau visos sąlygos, daromi tolimesni darbai, projektuojama ir bendraujama su ministerijomis, su kelių direkcija ir tas Pervažos klausimas taip pat juda į priekį. Bet iš tikrųjų Pervažos projektas yra sudėtingas ir didelis projektas ir tai tikrai nėra vienos dienos ir skubotas darbas ir reikia daryti nuosekliai, kad nebūtų klaidų. tą mes ir darome ir tikrai nemeluosiu ir nežadėsiu, kad tas bus padaryta labai greitai. Tam reikės ne 1 metų, kad turėtume tunelį Lentvaryje, kuris išspręstų mūsų eismo problemas. Mes stovime viename iš turistinių būsimų objektų, Totoriškių paplūdimy. Na ir sumoj, sprendžiant Trakų kaip turizmo centro klausimą, kaip greitai Trakai visgi gali tapti turistiniu miestu. Na, Trakai turistinis miestas, net negalim sakyti, kad gali tapti. Jis iš tikrųjų yra turistinis miestas, kuris pritraukia labai daug turistų, bet šiandien dienai mes matome savo problemas. Iš tikrųjų, turime vieną jau gražų įrengtą paplūdimį Akmenos. Prie Akmenos ežero šitas paplūdimis laukia savo eilės ir šiuo metu irgi atliekami projektavimo darbai. Ir bus įrengtas ir šitas paplūdimys. Bet neužteks ir paplūdimio, reikia mums gerinti ir infrastruktūrą, turime atkreipti dėmesį į apleistus pastatus, kurie tikrai gadina mūsų vizitinę kortelę Trakų. Ir šiandien dieną iš tikrųjų daug diskutuojama su namų savininkais, bendraujama su jais, klausime, kaip mes galime padėti, kaip išspręsti šitą problemą. Tai iš tikrųjų darbai nestovi vietoje ir viskas darome nuosekliai, palaipsniui. Ir tikrai Trakai, manau, ateityje bus ne tik tai kurortinė teritorija, bet ir kurortas. Dirbdama, vadovaudamas savivaldybei, kaip manot, kokia pagrindinė problema trukdo, kad savivaldybei darbai vyktų sklandžiai, nuosekliai, kad pradėti darbai būtų užbaigti kiek galima greičiau? Iš tikrųjų yra labai blogai, kada yra valdžių kaita. Kiekvieną kartą atėję nauji vadovai reikalauja naujų dalykų iš specialistų. Labai svarbus yra tęstinumas, taip pat kvalifikuoti specialistai. Labai svarbu, kad savivaldybėje dirbtų žmonės, kurie turi tam tikras kompetencijas, kurie turi kvalifikaciją, kad galėtų laiku ir tinkamai atlikti savo pareigas.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Trakų skyriaus komanda, tai ta komanda, kuri pasiruošusi dirbti. Mes turime ir jaunų, ir vyresnio amžiaus kvalifikuotų ir patirtį turinčių specialistų. Ir mes jau ne vienus metus esame įrodę, kad mokame dirbti komandoje, mokame dirbti koalicijoje, mokame tęsti pradėtus darbus, mokame pradėti naujus darbus, turime daug idėjų, kurias įgyvendinę tikrai kūrėme geresnę ateitį tiek Trakų rajono gyventojams, tiek čia atvykstančiams svečiams. Mėly Trakų rajono gyventojai, kviečiu būti jūs pilietiškais, aktyviais ir birželio 7 dieną ateiti balsuoti ir pasirinkti 26 komandą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį ir mane, kandidatę į Trakų rajono merus Editą Rudelienę.